7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Galėjom gal biški geriau atsisveikinti, trečias kėlinys užstrigom, jie biški suaktyvino gynybą, kiek mes ten tik 6 ar 8 taškus įmetėm ir bet užbaigėm normaliai, svarbu laimėjom ir išlydėjom Mindaugą su pergalę. Kokie tau jausmai apie Mindaugą, kuo rungtynėse buvo? Gerai, kaip pasakyti, toks ir viduj buvo jausmas, mes su jo vis tiek, kaip pasakyti, nuo jaunystės ir kai pirmą kartą 17 metais atvykau, tai irgi visą laiką mes su jo, tai mes šiandien juokėmės, kad paskutinis 80 metų, kuris baigė rinktinę, dabar 90, aš tik tais ir Motiejūnas. Koks galbūt lieka tas prisiminimas didžiausias rinktinė, kur Minsko, ar 23 metų čempionatas didžiausias būtų? Man asmeniškai jo, kad pasaulio tas čempionatas, bet ir gerai prisimenu, kai 17 metais jisai žaidė Super Europos čempionate, ten prieš NBA, man atrodo, kaip jisai dirbdavo papildomai prieš treniruotės. Toksai buvo, kaip pasakyti, man geras kaip pastebėjimas, kiek dirbo ir kaip žaidė čempionate. Koks visai pirmas prisiminimas? Gal kai aš Perle buvau, jisai Šiauliuose buvo ir mes visada dar jisai trečių žaisdavo, aš trečių, mes viens prieš kitą žaisdavom. Tai va, tasai, po to Ispanijai žaidėm, po to aš Rytė, jisai Žalgirį buvo, tai visada toksai. Keisdavos vienas kitą aikštelėje, ar netrūks tokio poreikio, gal per anksti paskubėjo? Gal ir paskubėjo. Jam profesionalumas, jisai daug dirba papildomai, prisižiūri maistą. Man atrodo, kad jis visą gyvenimą toj rinktinį, kiek prisimenu, su Kleiza ten, su visais tais žaidėjais, dar Songaila būdavo. Šiek tiek prisiminėjai tos pozicijas, dabar taip pragmatiškai žiūrim, jeigu pusė išeina, tai Bendžius in, tai 12 vasarą. Čia treneriui Rimui ir jo asistentams klausimas, ne man. Tai žiūrint bendrai tą krepšinio pasaulį, ar ne kokį, galbūt pėdsaką Mindaugas paliks žiūrint tą visą krepšinio bendruomenę Lietuvoje, kaip tau atrodo? Manau, kad jo tas profesionalumas, jo darbo etika, jo tas gerumas, kur visi sakė, bet kad jisai gal per geras, per minkštas, bet kiek jisai metų aukščiausiam lygiai, kiek metų rinktiniai, tai manau, kad jam tas išėjo į naudą irgi. Linas sakė, kad norėjo perkalbėti Mindaugą, patys žaidėjai nebandė perkalbėti Mindaugo likti rinktiniai dar. Ne, aš nemanau, kad čia buvo vienos dienos ar vienos savaitės jo sprendimas. Manau, čia tas brendo ir gal nenoriu sakyti, kad metus, aš nežinau tiksliai, bet manau, kad tikrai pasvertas ir su šeima apkalbėtas ir ne vieną dieną apgalvotas jo. Grįžtant prieš Europos čempionatą atrankos reikalų, kai vertinė visą šitą ciklą, pasiektas 5 pergalės iš 6 ir vis dar prie naujo trenerio, kaip įsivažiavot prie to naujo praeizų ir kaip atsitikti situacijos? Asmeniškai visai neblogai, man kaip pavyko įsilieti ir su naujo trenerio idėjom ir manau visiems mums. Ir visai laimėjome, nemažų skirtumų, ypatingai Lenkijoje geros rungtynės prieš Makedonus ir tą, ką akcentuodavo treneris, tą ir bandydavome išpildyti ir visai tas gerai sekdavosi. Šiandien per rungtynės buvo tokias 17 asistų, ar ne, per pirmą dalį, ar tas kamuolio judėjimas tas yra esminis šitos rungtynės dalykas ir būsimos rungtynės dalykas, ar ką Rimas bando įdiegti, ar kaip pačiam atrodo? Aš manau, kad treneriai vis tiek prisitaiko, kokius žaidėjus turime lengvus žaidėjus, greitai bėgančius, žaidžiame su keliais žaidėjais, tai tą ir darome. Gerą gynybą, kamuoliai atkovoti, nes šiaip estai labai gerai kovoja dėl puolime kamuolių, jie ten treti yra, tai mums buvo svarbu nusimti kamuolius, žaidėjai įtraukia, randa metikus, metam, nepavyksta kažkas, tai bandom iš naujo kažką, tai o kai bus jau vasara, kokia pagrindinė reiknė, bus dar kitokie žaidėjai, dar kitoks braižas, tai žiūrėsime. Žvelgiant iš tavo perspektyvos, kuriuos šios rinktinės flango žaidėjus matytum vasarą rinktinį, kurie galbūt keltama lygis? Turbūt apie Radzevičių, Ormantas žaidėjus, ką dar matytum? Nu tai Bendžiu, nežinau, iš tikrųjų, kas atvažiuos, kas neatvažiuos, manau, treneriams reikia irgi žinoti tai ir tada galės modeliuoti komandą, bet manau, kad visi yra pajėgus, gerai žaidėm, tai treneris visus žino, tai manau, kad visi turi šansų, jam sakė, kaip ir pats Rimas sakė, kad jam nesvarbu yra, kur žaidžia, kada žaidžia, jam svarbu noras ir panašiai. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.